Spalio 2 Vilnius tapo ateities mobilumo sostinė. Pačiame miesto centre prie Baltojo tilto esančioje sraigtasparnio nusileidimo aikštelėje vyko išskirtinis renginys, kuris pritraukė ne tik žurnalistus, bet ir gausybę smalsuolių. Čia buvo pristatytas pirmasis pasaulyje serijinės gamybos skraidantis automobilis Xpeng X2. Pasaulinė technologijų kompanija Xpeng, kurianti išmaniuosius dirbtiniu intelektu grįstus elektromobilius, skraidančias transporto priemones ir humanoidus, oficialiai pradeda veiklą Lietuvoje. Startas pažymėtas ypatingu akcentu – šio skraidančio automobilio demonstracija. Xpeng X2 jau yra atlikęs daugiau nei 15 000 bandomųjų skrydžių, o kompanija yra gavusi 3000 užsakymų skraidančių transporto priemonių gamybai 2026 metams. Renginį organizavo Xpeng atstovaujanti Modus Group priklausanti įmonė Exclusive Luxury Auto, įsikūrusi Vilniaus centre. Ji į Lietuvą atvežė naujausias mobilumo inovacijas ir suteikė galimybę iš arti pamatyti transporto ateitį. Į specialiai paruoštą aikštelę suvažiavo naujausi 2025 metų Xpeng elektromobiliai. Tačiau tikroji renginio žvaigždė buvo viena – futuristinis Xpeng X2, kuris ne tik atrodo lyg iš mokslinės fantastikos filmo, bet ir skrenda iš tikrųjų. Šis skraidantis automobilis buvo sukurtas Kinijos technologijų bendrovės Xpeng Aero HT. Jo kėbulas pagamintas iš ultralengvo anglies pluošto, o konstrukcija primena milžinišką droną. X2 gali pakilti vertikaliai, skristi iki pusvalandžio vienu įkrovimu, o ore pasiekti iki 130 km/h greitį. Dar įspūdingiau, jį galima valdyti tiek pilotuojant rankiniu būdu, tiek pasirinkus autonominį režimą, kai skrydį kontroliuoja dirbtinis intelektas. Kodėl tai buvo svarbu? Nes Xpeng X2 ne tik demonstravo technologinį proveržį, bet ir atskleidė kryptį, kurios link juda mobilumas visame pasaulyje. Autotransporto priemonės nebebus ribojamos tik keliais, jos galės pakilti į dangų, išvengti spūsčių ir pasiūlyti visiškai naują miesto judėjimo būdą. Renginio metu Xpeng atstovai pabrėžė, kad ši technologija orientuota į tvarumą. Elektrinis variklis neskleidžia teršalų, o vertikaliam pakilimui reikia labai nedaug vietos. Xpeng X2 idealiai pritaikytas miestų infrastruktūrai. Technaujienos.lt komanda apsilankė renginyje ir įamžino esminius momentus bei unikalius išskirtinius kadrus mūsų prenumeratoriams. Žiūrovai filmavo, fotografavo ir diskutavo su Xpeng atstovais, o mes pasirūpinome, kad svarbiausi įspūdžiai būtų išsaugoti ir parodyti jums. Tai buvo pirmasis Xpeng X2 pristatymas ne tik Lietuvoje, bet ir visose Baltijos šalyse. Istorinis momentas, kai ateitis nusileido pažodžiui, pačiame Vilniaus centre. Xpeng X2 pristatymas parodė, kad mokslinės fantastikos vizijos tampa realybė greičiau, nei galėjome įsivaizduoti. O klausimas, ar kada nors miestų gatvėse išvysime automobilius, kurie ne tik važiuoja, bet ir skraido, nuo šiol skamba visai kitaip.